Ar po katastrofos Japonijoje atominė energetika turi perspektyvą? Didžiulio žemės drebėjimo ir tsunamio padaryti milžiniški nuostoliai Japonijos žmonėms ir šalies ūkiui iškėlė žmonijai būtinybę įvertinti šios katastrofos pamokas, sprendžiant ateities statybų, energetikos plėtros, atominio, cheminio ir ekologinio saugumo problemas. Ar Lietuva neturėtų atsisakyti naujos atominės jėgainės statybos planų? Šiuos ir kitus klausimus pasvarstysime su pirmąja Lietuvos premjere, ilgametė buvusią Seimo Ignalinos atominės elektrinės problemų komisijos pirmininkė, profesorė Kazimiera Prunskienė ir pirmojo energetikos ministru profesoriu Leonu Ašmontu. Pone profesorė Kazimiera Prunskienė, jūs tikrai tituluot galima kaip nepriklausomos Lietuvos premjerė ir jūs, gerbiamas ministrė, pirmasis energetikos specialistas. Ministras specialistas. Aš dabar nepulsiu polemikuoti, bet dabar patys karščiausi įvykiai. Vis tik tai dėl tos Japonijos. Ir taigi klausimas mūsų abiem pašnekovom, kad jie tvėrė Lietuvą ir dar buvo ta Lietuva ir ne visiškai paleista vėjais. Ir ką mes turėjom su ta atominė elektrinė ir ar mes ją galėjom turėti šiais dienai drebina pasaulį Japonijos, nemalonių situaciją. Ką jūs galėtumėt pasakyti, ministrai, jums labiausiai teko susidurti su atominė energetika? Aš tikiuosi, kad man ir pakvietė dirbti tos atominės elektrinės. Taip ir buvo. Ne, šiaip ar taip, aš vis tiek tuos mokslus atitinkamus mokslus baigiau, aš manau, kad šitą toj srity orientuojasi. Kas atsitiko, aišku, labai gaila tas, kas atsitiko Japonijoje. Labai gaila ir gaila tų žmonių ir visi kita, bet visada reikia mokytis iš tų klaidų, kurios yra padaromos. Ir reiktų vis tiek pripažinti, kad buvo tam tikros klaidelės daromos, pavyzdžiui, pirmam bloke. Buvo daugiausia gedimų, pavyzdžiui, nuo 2004 iki 2007 metų. Buvo daug gedimų. Jau tada davė signalą, kad kažką tai reikėtų jau pradėti daryti. Ir ėjo į pabaigą jos, reiškia, tos elektrinės darbas. Visgi kažkaip tai reikėjo susikaupti ir pasižiūrėti truputėlį. Aš taip nebent įsivaizduoju, aš taip galvoju, taip reikėtų daryti. Kitas galbūt momentas yra tai, kad visgi administracija nebuvo parengta vadinamai neprojektiniam avarijom. Projektiniam avarijom jie būtų susitvarkę, tai vienas blokas ar keli blokai, jie viskas tvarkoja, labai tvarkingi žmonės, kiekvienas turi žino savo vietą. Tačiau neprojektinės avarijos, kur galima numatyti tik tai apytikrę eigą, kur reikalinga prisitaikyti pagal eigą. Čia, man atrodo, šiek tiek sutriko pats vadovavimas jau administracijos. Kvalifikaciją mes jų negalime kaltinti, tačiau tas viskas buvo nepragalvota ir už tai pačios tokios skaudžios nelaimės ir įvyko. Taip kad, ar jų galima išvengti? Taip, aš manau, kad galima išvengti, tai yra ir techninės priemonės, ir administracinės priemonės, kurio mes tuo galėtumėm išvengti. Ir pavyzdžiui, dabar trečios kartos, jeigu imam reaktorius, tai atsijungimas išorinio šaltinio neturėtų jokios įtakos. Viską susitvarkytų jinai pati. Bet čia aš norėčiau dar pasakyti tokį klausimą tiems, kurie man priekaištavo, kad per blokadą dirbo elektrinė, kad per daug dirbo, reikėjo labiau taupyti, reikėjo ją atjungti. Įvairius aš visiems tvirtindavau, jinai dirba dėl Ignalinos saugumo. Deja, dabar ne vienas neprisimena ir kažkaip nepaskambina atsiprašyti. Jūs buvot kartu išlaikėte blokadą. Pačius sunkiausius Lietuvai laikus. Tai kiekgi Lietuva buvo apsirūpinutis kuro ištekliais? Pirmiausia, labai gelbėjo atominės elektrinės darbas. Teisingai. Nes daugelį technologinių procesų ir buities galima iš kito kuro pervesti į elektros energiją kaip pačią tokią gryniausią, tobuliausią energijos rūšį. Ir atominė elektrinė, ji buvo ir pajėgi, ir gamino pigią energiją. Ir mums reikėjo ją deramai įvertinti ir pakovoti,
kad iki šiandien galėtų dirbti saugiai, nes daug buvo padaryta štai nuo ministro Ašmonto laikų iki pastarųjų metų, kol jinai dirbo, kad ta elektrinė būtų saugi ir atitiktų tos kriterijus, kurie taikomi visame pasaulyje, taikomi taip pat vakarų Europoje. Ir tą pripažindavo ir Tatena, ir pripažindavo ilgamečiai kolegos švedai, su kuriais buvo daug kas nuveikta, ir monitoringas vykdomas ir panašiai. Taigi, kad atominė elektrinė Lietuvoje ir apskritai atominė energetika yra svarbi, tai yra daug argumentų. Na, pavyzdžiui, kad ir prancūzai didžiąją dalį, gal daugiau kaip 2/3 savo energijos ar 3/4 elektros energijos gamina atominėse elektrinėse. Ir manau, kad tikrai net ir tos skaudžios avarijos, kurios vyko Japonijoje, to nesustabdys arba neapribos. Beje, dėl tos avarijos, tos aplinkybės, kuriomis vyko Japonijoje katastrofa, jos sunkiai be kartojamos arba vargu ar egzistuoja Europoje, mūsų regione, nes vienu metu dvi labai tokios galingos priežastys veiksniai. Tai yra žemės drebėjimas arti 9 balų ir didžiulis tsunamis. Tai mūsų seisminės sąlygos mūsų regione sunkiai prognozuojamos, kad tie veiksniai tokių laipsnių pasikartotų. Tai jau savaime sumažina tokių avarijų riziką. Bet profesorius Ašmontas, jisai apibūdino kaip profesionalas, kad be kita ko buvo ir reaktoriaus amžius, ir tam tikros klaidos, ir neapdairumas, kad, sakysim, negalėjo ir užtikrinti elektros padavimo iš kito šaltinio, kada užšinti reaktorių, ir juk reaktorius pats nesprogo. Tai atsirado tam tikras pralaidumas radioaktyvių medžiagų, kuris ir fiksuojamas kaip grėsmė žmogui. Taip, kad dabar pasaulis tiesiog priverstas naujai vertinti visas atominių elektrinių projektavimo, jų vietos parinkimo, technologijų, saugumo aplinkybės ir padaryti viską, kas įmanoma, kad toliau ši energetikos sritis veiktų saugiai ir dirbtų žmogaus naudai. Na, čia aš galbūt kandžiai kasiu. Sako, mes savo elektrinę uždarėm ir čia šalia mūsų kaimynai Baltarusai stato tą pačią elektrinę. Ne Baltarusai, stato taip pat. Taip ir Rusai dar aplenkia Baltarusius, ta prasme, kad jau... Tai dabar, tai kas, mes čia dabar praradom savo ir nebemokam pastatyti, dėl ko taip įvyko? Tai jeigu sugrįžtumėm tą polemiką, ko pritrūko mums, kad mes savo laiku turėtumėm atominę elektrinę? Sveiko proto pritrūko ir buvo per daug politinių manipulacijų. Tarp senimo, aiškinimosi, nesutarimo, skirtingų interesų buvimo ir tų, kurie norėjo tik stabdyti ir uždirbti iš to, tų, kurie norėjo iš kitų generavimo būdų gauti pelną, iš dujų užpirkimo, iš naftos produktų didesnio panaudojimo masto, nes visa tai yra biznis, visa tai yra komercija. Pagaliau ir iš privatizavimo tų kitų elektrinių, nes atominė elektrinė, kuri veikia, jinai nebuvo privatizavimo objektas, vadinasi, kažkam nenešė privataus pelno, privačios naudos. Bet mes priėmėm įstatymą, kad gali būti ir privati. Priėmėm? Taip. Priėmėm, kad gali būti ir privati, ir jau buvo pasukta tą kryptim. Bet vėlgi, pradėjom eiti tą kryptim, įsileidom vietinius stiprius verslininkus, bet kaip ir dera lietuviškam pavydui, taip pat buvo pradėta aiškintis ir griauti, ir dabar nei to, nei kito varianto. Savi išstumti, svetimi neteina, nes kasgi ateis į tokią šalį, kuri vieną dieną priima sprendimą, kitą dieną jį sugriauna ir pradėta kurti objektą ima naikinti. Na, aš vis noriu pertraukti truputėlį ir keletą užtarimųjų žodžių Baltarusijai pasakyti. Kitą nenagrinėjant. Bet aš kaip pavyzdį tik tai pateikiau Baltarusiją, štai kas pirmiausiai. Jeigu mes žinom, kad mes uždarome atominę elektrinę, kuriai tiekama elektros energija buvo ir Baltarusija. Tada reikalinga kalbėti su kaimynu. Elektroenergetinė sistema yra tokia, kad tu vienas valstybėje nesilakysi. Arba tą gali padaryti labai labai brangiai. To niekada neapsimoka daryti.
Tada reikėjo pradėti kalbėti su Baltarusija. Kiekvienas ten ima, mes vadinam poną Lukašenką diktatorium, tegul jisai būna. Bet diktatoriaus amžius yra ribotas, o gyventojų visuomenės, tos tautos amžius yra gan ilgas ir neribotas, aš skaitau. Tad reikėjo jų patenkinant norus tos reiškia, tautos, reikia pradėti kalbėti. Mes pabloginam dabar sąlygas, būtent pabloginam tiek Rusijai, tiek Baltarusijai, kada išimam generacijos šaltinį Ignalinoje. Tada jie pradeda abudu galvoti, kaip mums tada elgtis reikalinga su generacijos šaltiniu, nes jis lemia elektros tinklo stabilų darbą. Mes apie tai visiškai net negalvojam, nieko nesakom, mes atsijungsim ir viskas. O jeigu mes pažiūrėtum būtent iš šitos pusės, tai žinoma, kad atsijungimas, pavyzdžiui, visų Estijos, Latvijos, Lietuvos nuo Rusijos, tai maždaug kainuotų 7 milijardus dolerių, kuriuos reikėtų kompensuoti ir tai, kad mes sudarom kaimynam nepatogumą. Tas yra numatyta energetikos hartijoje, kuri niekur nesidėsi. Dabar kalbam apie Baltarusiją vėl, kad ten nėra, reiškia, atitinkamų institucijų, kas galėtų užsiimti atominę energetiką, nėra specialistų. Juokingi tie žmonės yra. Jie yra sukūrę branduolinius reaktorius, unikalius reaktorius sukūrę. Tai yra sukūrę, neeksploatuoja, o sukūrė. Tuos reaktorius jie buvo ant platformų, ant 3 praktiškai mažo platformų vežiojami. Nedidelės atominės elektrinės, bet kuriuose sąlygos jos galėjo dirbti. Tai yra, buvo dirbama stipriai. Buvo stipriai dirbama, kuriant greituosius reaktorius pas juos. Viskas tas yra padaryta. Turi jie savo VTSI vadinamą. Turi jie savo įstatymus, kuriuom dėl atominės elektrinės. Visus šitos jie turi. Kažkur mūsiškai ištraukia, pradeda niekus pliurkti, tiesiog nepatogu klausyti. Lygiai taip pat ir dėl Rusijos. Bet gal čia yra speciali, totali informacinė blokada, kad parodyt, kad kaimynas negeriausias, kaimynas blogą turi. Aš manau, pirmiausia, kad pridengti savo neveiklumą ir negebėjimą, nežinojimą. Tai yra labai patogi poza. Čia, sakyčiau, ne pozicija, o tiesiog politinė poza. Pasakyti, kad tiesiog pareikšti be jokių argumentų, kad sukelia atominį nesaugumą. Kur argumentai? Aš iš tikrųjų norėjau iš pirminių šaltinių įsitikinti, kaip atrodo, kaip yra pateikiama, kaip yra, reiškia, įvertinta būtent ta aplinkybė, kad šitas regionas be abejo kels aukštus reikalavimus dėl saugumo, dėl patikimumo. Ir kaip tik tai prieš keletą dienų apsilankiau Rosatom ir tikrai džiaugiuosi ir dėkinga vadovams tos institucijos, kad jie labai rimtai pažiūrėjo į mano, tokį, sakyčiau, pretenzingą norą susipažinti su reaktorių, kurie ketinami statyti Kaliningrade, kaip Baltijos atominės elektrinės generatoriai, tai reiškia reaktoriai, patikimumu, konstrukcija, saugumo sistemom, koks yra skirtumas lyginant su reaktoriais Fukushimos elektriniai, su buvusia karta, kurios vienas iš moderniausių objektų buvo Ignalinos atominė elektrinė. Ir iš tikrųjų tai ne tik įspūdis, tai yra labai rimti argumentai, kuriuos, manau, profesionalai gali kur kas geriau įvertinti. Profesorius Ašmontas turi tą prezentaciją, tuos argumentus ir gali rimtai įvertinti tą konstrukciją ir manau, kad galėtų tą ir pasakyti. Iš tikrųjų, kada mes iš anksto be jokių argumentų pradedam gąsdinti visuomenę, žinodami, kad tikrai kaimynai mūsų nepaklaus, jie kalbėsis su pasaulio ekspertais, su Tatena, su kitom institucijom, testuojant naująjį projektą ir pastatys tokį, kokį šiandien, sakysim, geriausia sugeba, kuris be abejo pranoks Ignalinos atominės elektrinės parametrus. Taigi, mums tiesiog būti priekabiais kaimynais vietoj to, kad išsiaiškinti, diskutuoti, o gal ir įsijungti vienokią ar kitokią formą. Tai yra ir investicijom
ir derinant pajėgumų visumą regione, atsižvelgiant į tai, kad mes turime šiluminę elektrinę, kuri ne visada esti apkrauta ypatingai nakties metu, kur mes turime kruonį, kuris naktį gali naudoti, o dieną atiduoti brangiai elektrą. Ir čia, kada regione atsiras pajėgumai atominiai, kuriems patogiau būti apkrautiems, tolygiau dirbti ir tame tarpe nakties metu, tai kruonio hidroakumuliacinė įgys naują kvėpavimą, naują poreikį. Ir tokiu būdu Lietuva vėlgi šansą pigiau, racionaliau verstis apsirūpinant elektrą, bendrai imant regiono mastu, nes mes vis tik pasilikom 5 šalių energetinėje suderintoje sistemoje ir žinoma labai gerai, kai mes įgyjam išėjimą ir į kitų Europos šalių, Skandinavijos Europos šalių energetinės sistemas ir tokiu būdu mūsų ir apsirūpinimo, ir elektros realizavimo rinka tampa racionaliau tvarkoma. Na, mes čia pašnekėjom daug klausimų, kur sako blogai, bet kadangi mūsų laida yra šios dienos laida yra, kaip turi būti kitaip? Pirmiausia, kitaip turi būti politikoje. Kad politika neprimestų savo nepagristos pozicijos, labai dažnai populistinės arba kokios nors ten, reiškia, fobiškos, nuo žodžio fobija, ko nors bijoti, neskleistų tokį nepagristą baimės jausmą tarp žmonių, kad vėliau galėtų tvarkytis, kad ir nemokšiškai, bet žmonėms priimant taip, kaip yra. Taigi turėtų būti kitaip, tai yra profesionaliai, atsakingai, racionaliai, šaliai naudingai, tvarkingai. Tai yra dalykai, kurie suformuoja tą kitaip, o kitaip galėjo būti jau senai. Bet dabar yra naujas kontekstas, dabar mes turim priimti dėmesin, kad neišvengiamai arba ne nuo mūsų priklauso tai, kad atsiras regione atominiai pajėgumai, atominės energetikos pajėgumai kitose šalyse ir mes savo veiksmus, būti ar nebūti naujai atominiai statomai Lietuvoje, jau turime derinti su to, galbūt kaip tik, jeigu dar ir Lietuva pastatytų, šitas regionas taptų stiprus elektros energijos gamybos ir tiekimo kitiems regionams šaltinis ir iš to galėtų uždirbti. Jeigu jau sykį mes nesugebėtumėm konkurencingą elektrinę pastatyti, nes turim ambicijų, kad būtinai turi statyti tik tai pačios garsiausios vakarų šalys, nepaisant realių argumentų ir sakysim, ir kainos, kurią gamins ir tieks kiti gamintojai. Tai žinoma, visai gali atsitikti, kad mums vis tik tai teks priimti rinkos principus ir jeigu nesugebam pagaminti bent jau ne brangesnis, juo labiau pigesnis, tai gali tekti ir įsikomponuoti į kitų šalių gaminamos energijos rinką, tam, kad vartotojas gautų pigesnę energiją. Juk mes kalbam apie elektros energetiką ar bet kokią kitą sritį tik todėl, kad egzistuoja poreikis. Poreikis buityje, poreikis versle, turėti užtikrintą tiekimą pigios elektros gaminamos saugios elektrinėse. Tai yra formulė. Aš dabar užduosiu vieną dar klausimą, gerbiamas ministrė, bet žiūriu jūs grįžtantis visą savo energiją. Jeigu taip susiklostytų, o visą laiką jūs buvot rinktas ne pagal partijas, o pagal kompetenciją, aš leidžiu savo tai pasakyti. Ta galiu patvirtinti, nes tai dariau aš. Ja, aš, tiek žinau, kad jūs pagal kompetenciją. Tai jeigu šiai dienai jums sakytų, gaivinkite tą Lietuvos atominę elektrinę, ar jūs sutiktumėte?
Aš jums tada truputėlį kitaip pasakysiu, kada yra anūkai, tai susiduri visada su ta literatūra, kuri tam amžiui yra būdinga. Ir tada susiduri su tokiu mitu galima skaityti, kaip Eglė Žalčių karalienė. Taip? Staiga mūsų karalaitės įsimyli mergelę, siunčia žygūnus, parvežt kažką tai, jie vieto tos mergelės vežasi avį patenkinti ir būtų parvežę jai ne gegutį. O gegutė tai yra ta visuomenė, ta mokslas, ta žmonės, kurie žino tą klausimą, jie perspėjo, kad tu darai ne taip. Deja, pas mus to nėra įsiklausoma, todėl, aš grįžtu prie to klausimo, pirmiausia reikia sutelkti visą potencialą, tie, kurie išmano, tie, kurie žino, jų yra ir užsienyje, kurie pageidauja dirbti ir galiu pasakyti, buvo pasiūlyti tokie žmonės prezidentūrai. Net nemirktelė, net nieko nepasakė, suprant, visiškai jų nekreipė. O kodėl? Čia kas? Pinigai, pasidalinimas, įtakos sferų? Veltui dirbt, sako, kodėl mums gelbėti kitas atominės, reiškia, energetiką kitose šalyse, kodėl mes negalim padėti Lietuvai. Ir matytas išgelbėjų, kad jie pasiryžę tą daryti beveik nemokamai. Bet jeigu vis tik tai šita laida, kada nors per metus turi zardarsi, kad turi būti kitaip. Ar jūs grįžtate, gerbiamas ministrė? Nu, aišku, grįžti turi jaunesni grįžti. Nu, padėti, patart. Nu, padėti patart, kad neišeina padėti patart. Nu, jūs dabar įsivaizduokit, aš sugrįžtu, iš karto nuima valstybinę pensiją. Taip? Iš karto sumažinama pensija iki trečdalio. Aš manau, kad jūs vis tiek nesuabejotumėt. Aš jūs pažįstu pakankamai, kad netikėčiau jūsų šitais skaičiavimais. Gerbiamas ministrė, taigi bet širdis, taigi ten guli, prie Lietuvos. Širdis aš tam ir baigiau tos mokslus ir visą laiką aš su jais susijimu, aš nuo jų nenutolstu ir žinių aš turiu, manau, pakankamai, bet tik tai nėra panaudota. Bet tai gal mes šią laidą... Politikai, matot, viską žino, jie gali viens du ateiti į postus ir manyti, kad dabar surado kėdėjai proto ir išmanimo. Bet gal šitą laidą mes ir pabandysime pabaigti tą temą, kad vis tik tai valstybė turi vadovauti kompetentingi žmonės, išmanantis savo veiklą, išmanantis savo duoną, žinantis informaciją ir tada turbūt Lietuvoje... Aš truputėlį perbrauksiu. Galbūt ne visiškai taip. Patys ministrai, taip, aš sutinku, jie turi būti politinės figūros ir pristatomos partijų. Pavaduotojai, jokių būdų, tai yra nusikaltimas, daryti iš kažkokių tai partijų lygybę. O energetinių įmonių vadovus partinius statyti neišmanančius. Tai yra nusikaltimas prieš Lietuvos žmonės, tai yra didžiausias nusikaltimas. Šitokių dalykų negalima daryti, nes jie negali patarti politiniai figūrai, kaip reikėtų elgtis, kad jie galėtų priimti sprendimus. O kadangi kai kurios politinės figūros net ir nesileidžia patariamos, o pačios neišmano, tai tada būna kaip nors. O reikia, kad būtų kitaip. Tai yra dar geriau, jei ir politinė figūra atsisėda į tokią kėdę ir vadovauja tokiam sektoriui, apie kurį išmano daugiau negu bet kuris eilinis pilietis. Kada sektoriaus įmonės pripažįsta ministrą, taip kaip jūs, gerbiamas kolega, buvo, kada energetikos įmonės pripažino jūs kaip autoritetą, kaip lyderį, kad jums nereikėjo laukti diskusijos metu, ką pasufleruos pavaduotojas arba patarėjas. Juk tenka išvažiuoti į Europą, į komisiją, į tarybą, arba nesvarbu, ar į Europą, ar į rytus, ir ten diskutuoti su profesionalais. Kaip žiūri į tokį ministrą, kuris, reiškia, sėdi kaip ant adatų ir laukia, kad kažkas jam pakištų raštelį arba atsisėstų šalia ir pasakytų, kaip reikia reaguoti į vieną ar kitą klausimą. Mano įsitikinimo, taip, paprastai turi būti politikai, bet tie politikai neturi imtis darbo, kurio neišmano. Tai yra jų, sakyčiau, ir moralės, ir atsakomybės reikalas. Kadangi atsakomybės niekas nepareikalauja, tai imasi daryti bet ko. Ir tada praktiškai žlugdomi reikalai. O šį kartą, tai yra dabartiniu metu Lietuvoje, tai yra totaliai. Tai yra partiškumas užgožė visą kitą.
kompetenciją, atsakomybę, rimtumą, autoritetą, patikimumą, skaidrumą, ką tik tai nori. Tai gal žmonės išgirs, kad ne viskas galima taip? Žmonės išgirsta, bet kažkodėl linkia kiekvieną kartą naujai apsigauti. Nes pas juos kaupėsi atmintyje visokie išsakyti dalykai, būti, nebūti. Jie ieško kažkokių gelbėtojų, kažkokių pranašų ir labai greitai jais patiki. O paskui reikia eilinį kartą nusivilti. Taigi turi į aukštas pozicijas ateiti žmonės, kurie praėję ir profesinės, ir valstybinės karjeros laipteliais. Kitaip vienas žlugdytojas keičia kitą žlugdytoją ir kenčia pirmiausia žmonės, kenčia Lietuva. O atsisveikindami mes paliksime viltį, kad visgi laimės kompetencija ir Lietuva turės savą atominę energetiką.